Welcome to Italy. Hello, hello. Welcome to Italy. Jinai jau ten. Ne, Ką mes pametėm? Ką mes pametėm? Iš tavęs? Va, jinai matė, kaip jinai ėjo, bet jos čia nėra. Tai reiškia, jis ant viršai. Nu, einam ieškoti, ne? Einam. Mama radau batus. It's so amazing, and I wish you good luck. What's the name of the team? Like build a house. Build a House. Like we're all supporting Build a House. Yeah, Luca, we wish you good luck. Yes. Hey, yo, make some noise for Build a House, Lithuania. O jūs jam pasakėt, kad mes They just squad. Tai aišku, nesiekia natūralu. Visos per Taip ilgitės. Dviratis nutrenk. Nu, į kur nuskubėjo? Niekur nenuskubėjo. Taisyklės pažįstam, baisu. nelabai smagu čia vaikščioti, surneškime vyrai. Jo. Čia, nelabai jo. Bet šiaip žinau, kur didmiesčiuose biškit nuo centro toliau ir nėra labai malonu. Nes paskui pas tave italą žiūrės, kad maždaug ką tu čia darai. Jie jau priprato, žinau, viskas gerai. Svarbu su pasta neužsisakyti. Buongiorno. Kaip jautiesi? Gerai šiaip. Gerai. Ten kažkokios statybos prie mūsų lango vyksta. Tai taip, kaip Lietuvoje gaidelis pakelia, o čia statybos. Gaidelis Lietuvoje prikelia. Nu čia tiesiog vizija tokia lietuviška. Čia to antisipeitinė, ne, ateiti, kad gaidėlis prikelia. Jo, kaime kažkur gyvens. Su 3 gaidėliais. Ar tik vienas būna gaidėlis tvarte? Vienas. Tai ja. Bet jam reikia draugų. Tai ten konkurencija tada. Supratau. Neturėsiu už gaidėlių geriau. Nes išsižudysi. Nes realiai kitom aplinkybėm, žinai, gali tų mažiau dienų, jiems kiparis skaičių, žinai, dar mažiau gali išsileisti. Mes važiuojam į Florenciją. Change of plans. Jo, change of plans. Luka, ten, Florencija, čia. Šiaip jo, žiūri, fainai. Į kitą pasaulio galą važiuosime. Nuostabu. E poi secondo me lì dopo... Oi, kaip šviesu. Oi. Kaip jautiesi? Puikiai. Puikiai? Kaip šiandienos įvykiai tave? Buvo šiek tiek nesklandumų, bet
Kaip aš sakau, viskas bus gerai ir nėra padėties be išeities. Tai... We go with the flow, hebrytė. Viskas puikiai išsisprendė ir keliaujam toliau. Pagal brendą. Nori sėstis, dairos kaip sėsta, ne? Tai tikrai jau nesidės, net nieko nedaryt. Neaprodyk pilvą tik tai. Taip, bet tai dviese. Galiu dar padėjuoti. Au! Bet jie rimtai nori sėsti, ar ne? Aš irgi išmokau, tuščia. Nu gerai. Tai tu tai sėdėjau. Jei ką susveikė. Jo, bet čia šita. Ne, yra dvi tokios. Tai yra viena prie fontano. Ir ten šalia yra du bokštai. Amelija, ką mes šiandien veiksime, papasakok. Eisim prasišokti ir visus su kėdais. O aš ne. Bet aš visą šimtadienį ir 2 mėnesius repeticijų atšokau su kerzais. It's alright. Kaip ten geriem šokėjom, tipo, batai netrukdo, žinai, nu, tipo, geri šokėjai šoka su bet kokią avalį. Viskas čekiai. Gerai, o paskui kur jūs važiuosite? Į Pizą. Pizą. Matai, Ta, kur, tipo, nuotrauka būna arba bokštas krenta ant manęs, arba kamčių paremiu bokštą, žinai. Ja. Tai reiks abiejų. Okay. O ką kitas planas veiks? Bedinant. Yeah. Ir baisiausia dalis, kad betlai yra saiferio principu. Čia yra blogiausias šūdas. Aš labai laiminga. 10 metrų, va taip maturiu. Bet 10 metrų. Pastrauk. Vidurys. Aha. Raktus kas turi? Gerai. Nu. Kur žygiam? 67. Iš 67. Kaip va matot mano numeriuką. Šiam 8. Galėjo būti šiam 9. Bet yra šiam 8. Vaiva, kaip tu? Biškai bijau, Aha. bet noriu pasileisti kasos O pasileisk kas. Kažkaip iškilievai. Čia dabar. Bet labai noriu pažiūrėti, kaip atrodė, nes šiaip daina tai labai gera. Bet kažkaip gal biškai per mažai futvorko. Bet nieko. Labai faina. Laura, kaip jautiesi, kad šiandien yra varžybos ir šoksim? Šiek tiek jau jaudinuos, bet šiaip iš tikrųjų žiauriai laukiu po varžybų, nes aš galėsiu išsipinti šitas kasas ir išsiplaut galvą su šampūnu ir kondicionieriu. Tai to žiauriai laukiu, bet taip pat truputėlį jaudinuos. Tokias emocijas. Šiaip jau, nu, tai va. Gerai, ačiū. O nėra pas mane čia tokių gauzų, kaip būna, žinot, nuo produkto. Gali žiūrėtumėt. Žinok, čia kažkas juda. Ne, jokia. Skaičiavau. Ne, tipo, sudėjus bilietus gyvenam konkursą, aišku, bet neskaičiavau, nes aš nebetlinu. Bet maistą, dar įsigėdam muziejum ir dar pridėjus, laikosi? Pridėjus ir ten visokias šmutkės, kur nusipirkau. Ten 408 kažkiek. Tai dar nepridėjau šiandienos pietų vakarienės. Ir Rytojaus kelionėse. Nu, tai kažkas iki 600. Tai didžiausia užduotis bus. Tai dabar viską padaryti. Jo, tau darysim. Gerai. Keturiesi. Kiek 5 žmonės apspito mane. Aš prilaikau galvą.
Jeigu labai skauda, tai pasilaikyks. Aš tai neturiu opcijos pasakyti, kad skauda tiesiog. Pasytas sulyzintas, lupikės padažytas. Nu, rūmų dvasios, padėkite mums šiandien. Žinai, kad lietus kopas yra ten kažkoks ozono, ar kaip ten jis? A, ne? Kažkas panašaus. Dabar nesu 100% tikra, bet kažkada apie tai girdėjau kažkur. Ieško. Jeigu mes savo asmeninį turėsim kambario. Jo, čia. Per daug norim. Peticijos kažkokios apačioj. Tai galim dabar eiti bandyti ten repetuoti, pažiūrėti, kaip tai vyksta iš vis. O šou yra kitam pastate, bet jis yra šalia. Nu tai va, tai dabar pirma repeticija. Gerai, einam prasišokti. Kažkur, kur jinai sakė. Bandom? Jo. A jie gali angliškai šnekėti, jo papasakoti. Ar mes šoktų? Gerai, kad neįsimūrijau su veidu, nes būčiau palikus save ant tavęs. Bet tu kiek šoka? Aš nežinau. Aš nieko nesuprantu. Skaupt. Taip. Bet 22. O, matai, kaip laiku atėjau. Tiksliau, kaip tu laiku ištraukti iš telefono. Nes viskas šiandien yra apie sėkmę. Nu, nelaimingas, o angelų 22. Aš jį dažnai matau. Ir matau tada, kai, pavyzdžiui, man kažkas blogai. Arba kai va tokias dienos, kur daug streso ir ten varžybos, dar kas nors tai va. Vakar matyti 22. Ne, tai dėl to taip ir nesisekė. Žodžiu, lygis šiaip yra geras, bet visi šou jie to paties vaibo. Nu, žinot, step-up ir stilių miksavimas ir taip toliau, ir tos piktos dainos tokios. Tikrai bus ir išskirtinių, žvilgančių kažkaip, taip pat, tikrai visko bus, bet žodžiu, jūs esat labai tikrai aukštam level. Žinokit tai, gerai? Eikit ant scenos žinodamos, kad jūs esat žiauriai kietos. Įsijauskit, nu lyg jūs ten vat atėjot pasimt. Gerai, vat su tokiais žvilgsniais, maks energija, nes techniką išdrožiam, brėžinius išdrožiam, viską išdrožiam, atrodo gražiai žiauriai. Tai dabar tik energija ir veidai. Ir kad jums būtų gera, kad pašokat ir būtų... Va taip. Gerai? Gerai. Nu, davai. Bilda! Au! With the house crew. Aš visai neslydo. Neslydo? Aš norėjau klausti, kaip grindis. Neslydo. Čia, viskas šiaip gerai. Tikrai viskas yra gerai. Man viena mintis, kad mūsų šou labai trumpas. Bet tokia vienintelė mintis, kuri kelia klausimą. Man patiko, kad mums sinchroniškai sunkiai sekėsi. Nepastebėjau, man tas svarbiausia. No. Pačiai lygiavimas tai buvo toks, nu, vidutiniškas. Ne, aš jau praradau viltį, tiesą pasakė. Nu, ne. Labai gražiai šokam, tai. The first place is 5, 4, 3, 2, 1.
Begzui mes labai patikom 9, 8,5, 8,5, 8, Klarai nepatikom 6, 6, 7, 6, 9, 6, 5, Kapelai labiau patikom 7, 8, 7, 7, 7, 9, 7, 9 mano. Nice, mes... Tai labai netoli nuo 8. 10? Nice, top 10. Klausykit, aš radau Trenitaliją, su kuriuo mes ir važiavom iki čia. Iš Lukos iki Milano centralę su 2 persėdimais. Mes išvažiuotume iš čia 10 kem 2, centre būtume 17 kem. Ir apie kem eurų bilietą. Nu, leidžia pirkti, bet leidžia kol kas maks 7, kaip pranakas. Man atrodo nesvarbu, už kiek, jeigu tik kas nors veža. O čia jau transferis kieno? Videko jau padarytas? Jau vakar. Aš maniau, tai nuotrauką, kur filmavosi telefonu. Gerai, gerai.